Japonijoje prasidėjusiame žmonių su negale pasaulio lengvosios atletikos čempionate medalį iškovojo Lietuvos paralimpinės rinktinės sportininkas Deividas Podobajevas. Triratininkas 100 metrų rungtyje pelnė bronzos apdovanojimą. Aušros Kriškovecienės ir Ramunės Motiejūnaitės treniruojamas sportininkas finale nuotolį įveikė per 17,82 sekundės. Užfiksavo geriausią sezono rezultatą ir finišą pasiekė trečias. Tai pirmas lietuvių medalis pasaulio lengvosios atletikos čempionate po ilgesnės pertraukos. Medalius pastarąjį kartą pavyko iškovoti 17-aisiais Londone vykusiose planetos pirmenybėse, kur rutulio stūmimo sektoriuje triumfavo Mindaugas Bilius, o bronzos medalį iškovojo Donatas Dundzys. Podobajevas iškovojęs medalį dėkojo savo treneriams. Jaučiuosi labai gerai. Tikėjausi, pagaliau pavyko iškovoti fizinę vietą. Labai man padėjo, aišku, trenerė Aušra Kriškovecienė ir kita trenerė Ramunė Motiejūnaitė, kurios dirbo su manimi ir stengėsi, ačiū jiems be galo.